Nerimas tai yra visiškai normali žmogaus reakcija stresinėse situacijose. Per didelis nerimo lygis gali sutrikdyti sveiką ir laimingą gyvenimą. Na, o nerimo sutrikimas tai jau yra liga, kuri trukdo normaliai funkcionuoti tiek darbinėje aplinkoje, tiek ugdymo įstaigoje ar kitose gyvenimiškose situacijose. Nerimas labai plačiai paplitęs simptomas. Gali būti kaip atskiras, pastoviai pasireiškiantis ar kaip asmenybės bruožas. Nerimas gali būti tik epizodinis, gali būti silpnas, o gali būti itin varginantis ir pastovus, trikdantis darbinę ar socialinę adaptaciją. Na, praktiškai visi nerimo sutrikimai turi keletą tokių bendrų simptomų, kuriuos dabar ir išvardinsiu. Tai panika, padidėjęs baimės jausmas ar netgi mirties baimė. Taip pat būdingos miego problemos, nemiga, neramus miegas ar sunku užmigti vakare. Taip pat labai būdingi sunkumai susikaupti ir sukoncentruoti dėmesį. Būna dažnas širdies plakimas ar skausmas krūtinėje, apsunkintas kvėpavimas, oro trūkumas, padidėjęs nuovargis ir irzlumas, būdinga raumenų įtampa, ypatingai sprando, kaklo, pečių srityse, rankų ar kojų tirpimai, dilgčiojimai, taip pat galvos svaigimas, virškinimo sutrikimai ir negatyvios mintys. Yra keletas pagrindinių nerimo sutrikimo tipų. Tai generalizuotas nerimo sutrikimas, tai yra nuolatinis nerimas ir jaudinimasis dėl įvairių dalykų - sveikatos, finansų ar ateities. Tai nuolatinis jausmas, kad tarsi nutiks kažkas tuojau blogo. Tada panika. Tai yra pasikartojantys panikos priepuoliai, kurių metu galite jausti tokius simptomus kaip prakaitavimas, kūno drebulys, oro trūkumas, stiprus baimės jausmas. Tokie priepuoliai dažniausiai ištinka netikėtai ir tęsiasi maždaug 20 ar 30 minučių. Fobijos. Tai didelė specifinio dalyko, pavyzdžiui, gyvačių, vorų ar kažkokio tai veiksmo, pavyzdžiui, skrydžio lėktuvu baimė. Tada socialinio nerimo sutrikimas arba socialinė fobija. Žmonės sergantys šiuo sutrikimu bijo socialinių situacijų, dažnai jaudinasi būdami viešose vietose, nepasitiki savimi, bijo būti atstumti. Obsesinis kompulsinis sutrikimas. Jis pasižymi įkyriomis mintimis ar veiksmais, kurie suvokiami kaip savi, tačiau yra nemalonūs ir beprasmiški bei varginantys. Dažnai tai gali pasireikšti kaip nuolatinis rankų plovimas ar nuolatinis darbo tikrinimas, kad jame nebūtų jokių klaidų, ar lauko durų tikrinimas, ar jos užrakintos. Na ir potrauminio streso sindromas, tai šis sutrikimas atsiranda po didelių sunkių fizinių ar emocinių išgyvenimų, tokių kaip karas, stichinės nelaimės, avarijos ar nusikaltimai. Jaučiate, kad nerimas ir padidėjęs jautrumas neigiamai veikia jūsų gyvenimo kokybę, tai gali būti pirmasis ženklas, jog verta kreiptis pagalbos į specialistą. Prieš kreipiantis į specialistą galima išbandyti tam tikrus savipagalbos metodus, kuriuos dabar ir išvardinsiu. Tikslinga išsiaiškinti, dėl ko nerimaujate. Surasti problemos priežastį, taip pat imtis konstruktyvių veiksmų, kad galėtumėte tą problemą išspręsti. Rekomenduočiau kalbėti su žmogumi, kuriuo pasitikite, kai jaučiatės vienišas. Vienišumo jausmas itin gali sustiprinti nerimą. Pažvelkite į nerimą tarsi iš tokio tolimojo laiko perspektyvos. Po 2 mėnesių tikriausiai net neprisiminsite šio tarpsnio, tad kodėl turėtumėte nerimauti dabar dėl to. Praktikuokite streso ar nerimo įveikos metodus, kurie didina ir atsparumą stresui ir sumažina nerimą. Taip pat mokykitės atsipalaiduoti. Mankšta ir meditacija gali padėti sumažinti nerimą, bei kokybiškai ilsėkitės. Kada kreiptis į specialistą? Įveikti nerimą lengviau, kai savipagalbos priemonės yra derinamos su profesionalia psichologinė pagalba.
Nedelskite kreiptis, jei dažnai patiriate nerimo simptomus ar priepuolius. Specialistas, į kurį kreipsitės, sieks daugiau sužinoti apie jūsų gyvenimo įpročius, kad geriau suprastų jūsų nerimo priežastis ir padėtų jaustis geriau. Nerimas pasireiškia įvairiais būdais, todėl tik supratę, kaip jis veikia jus, išmoksite valdyti simptomus ir gyventi kokybišką bei pilnavertį gyvenimą. Aš dirbdama su klientais, kurie jaučia padidėjusį nerimastingumą, stengiuosi padėti jiems atpažinti ir suvaldyti veiksnius, kurie iššaukia tą nerimą. Konsultacijos metu padedu klientui suprasti, kokios jo mintys tiesiogiai siejasi su nerimo simptomais ir išmokę valdyti savo mintis, taip galite sumažinti nerimo simptomų intensyvumą.